Kuršėnų vidurinės mokyklos sporto salėje vyko miesto Kiokušin karate taurės varžybos, kuriuose dalyvavo ir stipriausiai sportininkai Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Akmenės klubų. 10-12 metų amžiaus grupėje pirmą vietą iškovojo kuršėnietė Raimonda Lišauskaitė. 12-14 metų grupėje Kuršėnų klubo DAO atstovė Arūnė Urnikytė liko trečia. Trečiais liko ir jos bendraklubiai Vismantas Anglickas ir Arūnas Samuolis, kurie kovojo toje pačioje amžiaus grupėje. 14-16 metų grupėje kovojo 16 vaikinų. Čia nepralenkiamas buvo DAO atstovas Deividas Briedis. Jo bendraklubis Dainius Beniušis, kovojęs iki 18 metų amžiaus grupėje, buvo trečias. Nugalėtojai buvo apdovanoti rajono švietimo ir sporto skyriaus bei Kuršėnų seniūnijos prizais. Prizus buvo įsteigę ir varžybų rėmėjai.